Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas tęsia sporto filmų ciklą apie kurčiųjų sportą, apie kurčiųjų sportininkus. Šiandien susitiksime su kurčiųjų badmintininku Tadu Rimkumi. Unikalumas tai, kad jisai būdamas 13-mečių pateko į Lietuvos 15-mečių girdinčiųjų rinktinę. Kame sportininko fenomenalumas, klausime sportininko trenerį Donatą Narvilą. Treneri, kame fenomenalumo? Nu, aš fenomenalumo nematau. Visiškai jisai sunkiai dirba, jisai dirba su sveikais sportininkais, aš jo neišskiriu, kai jis yra kurčias ar dar kažką, tai jisai dirba tiek pat ir čia per darbą ir pateko į rinktinę. Ar jūs tos rinktinės treneris? Ne. Ne. Gal jūsų koks žodis buvo Nebuvo. Ypatingas? Ne, nebuvo. Suprantama, kad iš 13-mečių dar nereikia norėti gero žaidimo ypatingai. Dar jis turi kažką taisyti. Be abejo, turi taisyti, turi fiziškumo prisidės, kai jisai augs. Bet jisai turi labai gerą galvą, jisai aikštelėje labai gerai galvoja. Tai Tadas turi gerą perspektyvą ateityje? Aš manau, kad taip. Jeigu sportuos rimtai, taip. Jeigu nepatingės? Jeigu nepatingės, taip. Gal dar ką nors jam reikia pridėti prie savo gyvenimo? Kol kas viskas gerai. Gerai, ačiū. Kelbiname patį Tadą. Tadai, ar tau patinka badmintono žaisti? Kiek žinau, anksčiau lankyk plaukimą, lengvą atletiką, regbį. Ir kodėl pasirinkai badmintoną? Įdomesnis sportas buvo, daugiau judėjimo reikėjo ir man šiaip patiko labai. Ar nustebai, kad patekai į Lietuvos rinktinę? Kaip sakė? Ar nustebai, kad patekai į Lietuvos rinktinę? Jo. Žaidėjai Europos čempionate Lenkijoje. Kaip vertini savo pasirodymą ten? Patiko, negavau medalių, bet patiko, kaip žaidžiau, kaip sekėsi, stiprinti buvo. Gerai, ačiū. Tikriausiai niekas geriau apie Tadą negali papasakoti kaip jo mama Kristina Rimkienė. Ponia Kristina, kiek tenka Tadui paaukot laiko treniruotėms, sportui? Šiaip iš tikrųjų daug. Tadas eina, kadangi jis yra dar 7-okas, eina į mokyklą, visą laiką skiria treniruotėms, paskui dar jisai grįžęs namo daro šilingų tempimo pratimus, ruojasi, žiūri įrašų badmintonu. Sakyčiau, kad jisai daug savaitgalį jis važiuoja į varžybas, jų tikrai būna daug. Tai sakyčiau, labai daug laiko skiria tiek mokslui, tiek sportui. Ar neturėjo įtakos Tadui jo sesers Marijos žaidimas badmintone? Manau, kad taip. Sesė vis tiek rodė pirmąjį pavyzdį. Ir Tadas šiaip, kai buvo mažesnis, jisai bandė kelias sporto šakas. Ir jis norėjo visas išbandyti, ten lankė ir truputį krepšinį, lankė lengvą atletiką, truputį regbą norėjo pabandyti, plaukimą lankė. Ir aš galvoju, kad jisai bus labai geras plaukikas, kad jis pasirinko badmintoną. Bet ir jūs patys gal žaidėt badmintoną? Teko žaisti porą metų, bet aš suprantu, kad aš atėjau labai vėlai žaisti tą badmintoną, tai todėl ir savo vaikus skatinu anksčiau pradėti treniruoti. Tikriausiai dabar namuose apstu yra rakečių,
aprangų, sportbačių, visko. Atleterių tikrai turim daug. Ir aprangos, ir kėdų, ir rakečių, ir šlauksniukų, ir mankštoms priemonių turime. Jeigu vyktų šeimos turnyrai, tai drąsiai galėtume sudalyvauti. Tetės irgi dalyvauja, jos yra varžybose su vaikais. Kiek įvyksta kalėdiniai, sakykime, turnyrai, būtent šioje salėje. Aš pati žaidžiu, bet aš manau, kad man labiau patinka individualus sportas. Aš pati mėgstu kitaip sportuoti, tai jeigu reikėtų iš bėdos, gal ir ateičiau. Galima sakyti, kad kurčiųjų bendruomenė jūsų tokia šeima vienintelė, kuri visi žaidžia badmintoną. Aš tokios kitos net kaip ir nežinau. Na, aš nežinau, Dovidaičių šeima irgi, tėtis ir mama irgi raketas yra laikę ir dalyvavę kurčiųjų varžybose. Tai nesame vienintelė šeima, kuri žaidžia badmintoną. Jeigu nesame vienintelė šeima, kuri sportuoja, nes nemažai kurčiųjų šeimų. Šiaip Tadas geras laikas, klausom mamos tėvelių. Gerai, ačiū.